šiandieną pamokysiu, kaip reikėtų įsirašyti modus į Minecraft P, tai arba paprašiau Minecraft Pocket Edition. Tai ne be Block Launcherio buvo pasiūlymas padaryti, tai padarysime pirmas žingsnis. Tai be to, tai veikia tik tai 13 versijai, kol atsiras modai 14 ir kitiems. Tai visų pirma, įeiname į Google Play. Ten vedame mūsų apie Master, jau esu įsivedęs. Master of Minecraft Launcher, tai čia galima ir enchantinti ir modus, viską, ką tik norite, paspaudžiame priimti. Tai dabar laukime, čia labai gera programa, man ji patinka, pats neseniai sužinojau, kad ji yra tokia ir labai gera man šita programa, nežinau kaip jums, bet man tai labai patinka. Spaudžiame atidaryti. Palaukite, čia bus tokie mažyčiai apmokymai. Tai yra mepai. Spaudžiame ant mepų ir štai pilna mepų. O čia galima varyti ir varyti. Tai paskui skinai. Tai visokie skinai, bet galiu pasakyti, kad aš skiną gavau nei šitai, galite net neieškoti. Tai tik šiurpekai, kas man labai patinka, bet yra blogai, kad jų nusiimti nebegalima. Tas nepatinka man, todėl jų neturiu. Paskui sidai, daugiausiai su villageriais ir piramidėm ir modai, ką ir sakiau, tai štai visokių modų, bet patarčiau, pavyzdžiui, tokiems kaip building, pavyzdžiui, paspaudžiate, įsiek, pažiūrėti, kas yra parašyti ir kaip jo naudotis, tai use gold sword to click floor, tai paspaudė su goldiniu swordu ir atsiranda namas. Tai galime šitą įsidėkti, jie vietos labai nedaug užima, trails močių, tai lucky blokas, trampoline neveikia, udrius, rotten flash, minesweeper, world edit, neįsivaizduoju kaip jau naudotis, tapa block will be the next set it block, neįsivaizduoju kaip jau naudotis, village, štai tokie pauzas, galim ir tą. Sakau, modai užima labai nedaug, tai galite juos, kad ir visus parsisiųsti. Herobrine, šitas man labai patiko, įdomus toks, tai tikriausiai einam žaisti. Tai atsirado va toks, čia su hakai kažkokie, tai dabar nueiname, susikurkime naują pasaulį, advanced, create, taip, pavadinkime test, create world, šitas pasišalins, štai, mine max, mūsų sword, mūsų gold sword, tai dabar paspaudžiame pauzę ir sustoja viskas. Paskui, tai kaip ir sakiau, su goldiniu swordu paspaudyti. Biškį užlagina. Na štai, namas. Paskui dar buvo su iron swordu. Villagers, štai kaimelis atsiranda. Uždegė namą. Nieko tokio, tegul dega. Tai kokių mes dar ten turėjom, tai buvo stick, žinau. Tai nueiname čia, padarome survival. Žiūrėjau, golden jablką galim dar paimti. Ir štai stick. Man šitas labai patiko, neįsivaizduojat kodėl.
labai šaunus modai. Tai tų modų yra ir daugiau. Kiek norit, tiek siūskitės, kokį dar mes ten turėjom. Nu ir viskas. Tai ačiū, kad žiūrėt, tiek Deimantu ir pabaigsim šį video. Tai visiems ačiū, kurie mane žiūrit ir žiūrėsit, tikiuosi. Nepamirškit like, subscribe ir dalinkite su kitais. Ate.